Viskas labai paprasta. Kokiose energijose aš sėdžiu dabar, šiame momente. Viename dabar, dominuojančiai, iš kokių energijų mano susidaro. Dabar, kitas dabar ir kitas dabar. Tai yra, ką aš kuriu į savo ateitį. Ir kadangi mes labai pripratę prikabinti, prisiūti savo laimę, pasitikėjimą savimi, savo vertę visokiems objektams, visokiems golams, ar ne? Tai draugystė turi būti būtinai, kūnas būtinai taip ar taip turi atrodyti. Vadinasi, mes dabartinėje energijoje esam tokioj, kuri mes dar nesame laimingi ir mums reikia kažką padaryti, kažką pasiekti, kad nueiti į laimę. Vadinasi, šiuo momentu, kiekvieną kartą, kai aš siekiu laimės, per kažkokius tai objektus ar materialius dalykus, ką aš darau, visa mano energija grįž kaip atsakas ir jinai grįž į rezultatus, kur aš toliau privalėsiu siekti savo laimės, siekti to pasitikėjimo. Jeigu aš ateinu iš pasitikėjimo ir mano energijos emocinės, protinės, fizinės ir dvasinės šiuo momentu yra laimėje, vadinasi, tos energijos grąžina ką? Grąžina atsaką man, kad rezultatai, draugystės ar kas, aš jau gaunu, kur aš esu laimėje. Aš esu laimė, aš esu laiminga. Jeigu tu vėl toj vietoj esam, aš ieškau laimės, vadinasi, rezultatas visą laiką bus, aš ieškau laimės. Aš laiminga, rezultatas bus, aš laiminga. Tikiuosi, tai padeda.